Radviliškio rajonas, Vidurio Lietuvos rajonas, yra tarsi Lietuvos širdis. Jo pagrindinė arterija geležinkelis mena rajono istoriją, raidą, liudija šiandienos plėtrą. Didžiausias rajono miestas, Radviliškis skaičiuoja beveik 500 metų istorijos, bet rajone yra ir senesnius laikus menančių vietų. 16 amžiaus pradžioje įkurtą miestą valdė garsieji kunigaikščiai Radvilos, nuo kurių manoma ir kilo jo pavadinimas. Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, į mūsų šalį iš Latvijos užklydo jungtinės vokiečių ir rusų bermontininkų kariuomenės būriai. Įnirtingus ir pergalingus 1919 m. Lietuvos savanorių kariuomenės mūšius su bermontininkais dar ir dabar mena išlikęs Radviliškio vėjo malūnas. Radviliškio miestas sparčiai augti pradėjo XIX amžiuje, kai buvo nutiestos pirmosios geležinkelio linijos. Šiandien Radviliškio geležinkelio mazgas yra vienas didžiausių ir seniausių visoje Lietuvoje. Radviliškio rajono savivaldybėje 12 seniūnijų, 2 miestai, 10 miestelių ir 420 kaimų. Geografinė rajono padėtis itin dėkinga. Iš čia lengvai pasiekiami didieji Lietuvos, kitų Baltijos bei Europos šalių miestai, todėl pro Radviliškį eina dauguma keleivių ir krovinių pervežimo maršrutų. Radviliškio rajonas stebina Lietuvą. Nedidelis, bet labai sparčiai į priekį žengiantis rajonas, jaukus žmonėms bei atviras jų iniciatyvoms. Stengiamasi žmonių gerovės ir verslumo didinimo vardan. Daug dėmesio skiriama transporto, švietimo, medicinos, kultūros bei sporto, turizmo, istorinio paveldo sritims. Radviliškyje nuolat kuriama ir tobulinama verslui ir investicijoms palanki aplinka, skatinamas smulkus ir vidutinis verslas, palaikomos verslininkų iniciatyvos, paslaugos skatinančios įmonių steigimąsi, plėtrą ir konkurencingumą. Pagrindinės verslo kryptys rajone – metalo ir medienos apdirbimas, baldų gamyba, drabužių siuvimas, mašinų gamyba, durpių gavyba. Rajone veikia apie 600 verslo įmonių. Apie 1500 verslininkų dirba su verslo liudijimais. Radviliškyje įsikūręs visos Lietuvos sodros informacijos centras. Viena didžiausių investicijų į Radviliškio rajono verslą – UAB Juodeliai, moderniausias Baltijos šalyse ir Lenkijoje medienos perdirbimo cechas, įsikūręs specialiai investuotojams įkurtame sklype. Ši įmonė sukūrė nemažai darbo vietų radviliškiečiams. Radviliškio rajono savivaldybė pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skyrė rajono savivaldybės švietimo įstaigų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, viešųjų erdvių tvarkymui ir pritaikymui visuomenės poreikiams. Moderniai ir šiuolaikiškai sutvarkytos švietimo įstaigos, juose dirbančiųjų ir besimokančiųjų poreikiams pritaikyta jų aplinka, įgyvendinami sporto, infrastruktūros gerinimo projektai skirti rajono žmonėms, jaunimui. 42 rajono vietos bendruomenės veikia aktyviai, kuria naujas darbo vietas kaimiškose vietovėse, įgyvendina nemažai vietos bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimo projektų. Nauji bendruomenių namai kviečia užsiimti įvairia veikla. Kaimo žmonės užsiima ekologiškų produktų auginimu ir prekyba įvairiomis edukacinėmis programomis. Didžiausią Radviliškio rajono plotą užima miškai ir dirbama žemė, kuriai tuščiai dirvonuoti neleidžia aktyvūs ir išradingi radviliškėnai. Jų darbščių rankų ir derlingos žemės dėka rajonas pagal mėsos, pieno, grūdų gamybos apimtis patenka į pirmaujančių Respublikos rajonų penketuką. Pagrindinės veiklos rūšys – galvijų, kiaulių, avių auginimas, grūdinių kultūrų, cukrinių runkelių auginimas, mėsos ir pieno gamyba. Baisogalos dvare įsikūrusiame Veterinarijos akademijos gyvulininkystės institute atliekami ilgalaikiai moksliniai tyrimai susiję su gyvulių veislių gerinimu. Rajone įsikūrusi valstybės įmonė Šeduvos avininkystė yra pagrindinė Lietuvos juodgalvių avių genofondo saugotoja. Radviliškio rajonas gali pasigirti įdomia turtinga gamta, 10 draustinių ir 8 saugomais parkais. Tai miškingas ir durpingas kraštas.
Čia plyti 45 000 hektarų miškų ir durpynų, kurie žavi išlikusią unikalią augmeniją bei gyvūniją. Radviliškio rajone gausybė gražių, įdomių turistų lankomų vietų. Žymiausios iš jų – Dauggyvenės kultūros istorijos muziejus Draustinis, Šeduva, Raudondvaris, Baisogalos ir Burbiškio dvarai. Šiandien Radviliškio rajono žmonės gali džiaugtis gražėjančiomis gatvėmis, modernia sporto sale, gerti švaresnį vandenį, skaityti atnaujintoje bibliotekoje, mokytis valdyti naujausias informacines technologijas, tobulinti savo gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti. Kyla nauji prekybos centrai, plečiasi paslaugų sektorius, kuriasi bendruomenės, kurioms reikia ne tik darbo, bet ir švenčių, o jomis Radviliškio rajonas garsėja toli už savo ribų. Žmonės traukia tradicinis kiekvienais metais vykstantis Radviliškio miesto gimtadienis, folkloro festivaliai, tulpių šventės. Radviliškio kraštas – unikalus Vidurio Lietuvos rajonas, turintis gilias žemdirbystės tradicijas, visada atviras naujoms verslo idėjoms ir investicijoms, nuolat besikeičiantis ir patrauklus bei svetingas rajono svečiams ir turistams. Kviečiame apsilankyti Radviliškio rajone, pažinti šį gražų kraštą ir nuoširdžius, paprastus jo žmones.